Čia reikia stok. Eik tu savo, koks dydžio. Tai kelt ar nekelt? Kelt, tik neskubėk svarbiausia. Nu gerai. Pabuvau dokininku, buvo faina, išbandžiau daugą, o šiandien aš būsiu talmanas. Eime į uostą ir pasižiūrėsime, ką man reikės šiandien daryti. Dabar mes iš tavęs padarysim talmaną, kuris reguliuoja eismą prie laivo. Laivo, tai ką tai reiškia? Iškraunant konteinerius, pakraunant, Aha. ką reikia iškrauti, ką pakrauti, viską reguliuoja talmanas. Okay, pasako, kur kam vežti, kur ką atvežti. Ir... Tai va, Aurimas, susipažinkit. Gerai, sveiki. Labas, Aurimas. Malonu. Tai gal galit supažindinti su šia profesija ir paaiškinti, ką tiksliai darot? Mano darbas yra būtent dabar prie laivo prižiūrėti, kaip vyksta tiek krova, tiek iškrova. Tai aš kaip suprantu, jūs esate tas žmogus, kuris sėdi čia ir pranešat ir kranistuje, ne? Jo. Ką reikia paimti iš laivo ir taip pat, ką reikia įdėti į laivą. Taip. O tai žiūrėkit, gal aš pats galiu kažką šiandien pabandyti ir kokią komandą duoti. Galim pabandyti iškrovą, dabar kaip tik darom. Aha. Čia yra... Galiu užeiti? Jo, užeik. Aha. Čia vat yra iškrovos planas. Pakrova, iškrova. Ir iškrovos yra dabar likęs vienas konteineris ant dangčio. Taip. Ir jo galūnė 6490. Palei galūnės mes orientuojamės, taip yra greičiausiai, pasižiūrim į raidę. Nu gerai. Pabandyk dabar įvesti. Taip, 6, 4, 9, 0. Aha, 9. Paspaudus nuliuką, spaudžiam Enter ir taip kontas jau yra mūsų terminale. Visa sistema, visoje Europoje, visam pasaulyje yra bendra sistema, kurioje dabar mato, kad tas kontas, tas konteineris yra pas mūsų terminale. Būna viduj pačio konteinerio netinkamai krovinys pritvirtintas. Laivui subojant didelės bangas audros, būna krovinys ištampo viduj konteinerį, konteineris išsipūtęs ir būna įvairiausių tų gedimų. Būna konteineriai ir šaldytuvai, ir bačkos vadinamos, kurios turi kitokių pažeidimų negu konteineriai. Tarkim, šaldytuvas turi ir elektrinę grandinę, tarkim, kuri reikalinga yra laikyti temperatūrai, yra laidai. Tokius dalykus reikia irgi stebėti. Taip, tikrinam, žiūrim. Aha. Gerai, galim važiuoti į D sektorių. Sveiki, Antanas. Andrius. Labai malonu. Šiandien turim keltą. Talmano pareigybė yra kelto krovos metu susižiūrėti priekabas, šasį su konteineriais ir kaip uostose vadinamas mafijos, kurios yra reikalingos pakrovai ir teisingai jas pakrauti. Tai esminis dalykas tai sužiūrėti, ar viskas yra teisingai pakraunama ir pasakyti, kur kam važiuoti. Ar aš teisingai supratau? Taip, teisingai. Ir būtent šiandien turim pakrauti šį laivą. Taip. Gerai, pakrovai naudojame planšetę, kurioje yra nurodyta, ką mes kraunam. Išsirenkame pakrovos datą, išvykimo laiką. Kada išvyksta? Taip, teisingai. Šiandien keltas išvyksta 9 vakare. Taip, ir gauname treilerių sąrašą. Ir talmanas pagal jį susitikrina, kaip matai, yra gate in, yra tai, kad mes pažymime, kad traileris yra kirtęs vartus ir yra atvykęs į terminalą. Kai pakrauname, žymime loaded, tada visi sistemoje mato, kad traileris yra pakrautas. Sąraše radome J808. Būtent šitą priekabą. Taip.
pasižymime, kad ji kirto vartus, mums tuoj pat pasikeis statusas. Kada vilkikui nurodysime ją tempti į keltą, tada spausime loaded. Talmano darbas yra ganėtinai atsakingas, nes tu realiai turi viską labai gerai sužiūrėti, ne? Nebūtinai su keltu, su kiekvienu darbu Talmanas neša atsakomybę už teisingą krovinio priėmimą, išdavimą ir sandėliavimą. Tai būtent šiuo atveju neša atsakomybę už trailerių pakrovimą į keltą. Tai, Antanai, manau, imk, mėgink ir važiuojam. Gerai, galim bandyti pasidarbuoti. Gerai, man dabar reikia susirasti tam tikrą priekabą. Taip, sakė, reikia pažymėti, kad yra gate in. Pažymiu, kad gate in. Ir dabar man reikia sulaukti sunkvežimio, kad sunkvežimis jau nutemptų į keltą. Priimant krovinį kiekvieną, turime atlikti jo apžiūrą ir kas liečia trailerius, darome trailerių defektaciją. Tai... O ką tai reiškia, kaip jūs tai, kaip tai vyksta? Atvažiuoja palikti trailerį, prieš jį paliekant, būtinai turime apžiūrėti kiekvieną pažeidimą, ar viskas tvarkoj, ar kažko netrūksta, ar yra kur nors įlenkta, sulūžę. Tai palei šitą formą, galima pasižiūrėti raidelėm, yra žymima. Subraižyta ten, jeigu būna, ne? Taip, subraižyta, ar kažkur tentė skylė, gal kažkur perpjauta, ar iš vis sulūžę kažkas. Tai štai pradedame visą laiką nuo kojų, kurios būna dažnai pažeistos. O kas būna jom? Būna sulenkta, sulaužyta ir panašiai. Taipogi, tentai, kaip čia matome, yra skylių. Ai, va čia yra skylių, ne? Taigi, tai mes turime pasižymėti, kad čia gal ne kiek skylė, kiek prapjauta. Taip, einam toliau. O tai va, čia prapjauta. Taipogi žymime. C, ne? Taip. Ir tada man čia nepatinka irgi, ne? Taipogi, čia žymėčiau įbrėžta. Įbrėžta. Taip, Antanai, sekantis žingsnis kelto pakrovoj yra mašinų priėmimas. Taip, matau daug fūrų važinėja, ne? Ir jeigu atkreipsi dėmesį, ant kiekvienos mašinos lango yra lapukas su nurodytų uostų, į kurį jisai keliauja. Tai Talmanas, kaip šiuo atveju, stovi, reguliuoja. Ką, kolega jūsų Talmanas, ką jis čia sako kiekvienam? Kiekvienam vairuotojui nurodo reikiamą eilę, į kurią turi stotis. Palei uostą, pagal mašinos tipą, pagal priekabos tipą. Sekantis žingsnis būtų sulaukti signalo iš kelto, kad paduodam būtent šitą mašiną ir jau jie yra numatę jai vietą, kur prisiparkuoti kelto viduje. Tai va, žiūrėk, kiekviena eilė turi numerį ir Talmanas atvykstančiai automobiliui nurodo, į kokią eilę stotis. Ai, čia 16, 15, 14 ir taip eina, ne? Štai čia matom du skirtingus lapukus, vienas eina į Rostoką, raudonas lapukas, kitas į Travemundę, mėlynas lapukas. Ir jie vienoje eilėje kaip ir negali atsidurti, turim būti išrūšiavę. Baltas lapukas, Trelleborgas, bet yra pridėtas geltonas lapukas, kuris reiškia, kad šiai priekabai bus reikalingas elektros pajungimas kelte, kadangi variklis negali dirbti ant dizelio. Didelis keltas ir dabar pradėjo važiuoti kroviniai. Visos fūros, kaip matėt, yra po apačia. Užsidarė šitie, nežinau, čia šitos grindys užsidarė. Ir dabar jau ant viršaus pradėjo vežti didelius krovinius. Labai ačiū už šiandien dieną, kad parodėt, kad pamokėt. Daug pamačiau
išmokau ir ypatingai tai, kad kai davėt man tą planšetinį ir liepėt žiūrėtas priekabas ir žymėt, tai supratau, kad labai atsakingas darbas yra ir jeigu šiek tiek netaip sužymėsi ar ne ten nurodysi, iš karto visa grandinė griūna. Ar ne taip? Tikrai taip. Tai labai noriu padėkoti, ačiū Jums ir tada susimatysim darbe. Iki. Na ką, buvo 2 smagus epizodai, daug ką išbandžiau, pabuvojau ir dokininku, ir talmanu. Tai iš tikrųjų, kas yra labai faina šičia, kad yra labai daug teritorijos ir daug technikos, didelės technikos. Ir žinoma, kai eini ir man sako, na čia labai lengva detalė, tik 25 tonos, kas skamba iš tikrųjų keistai ir įdomiai. Kas yra svarbu šitam darbe, tai, pavyzdžiui, talmanui, tai turi būti labai atsakingas jisai, turi sužiūrėti, kur kam atsistoti, kur nuvažiuoti ir taip toliau, o dokininkas irgi taip pat atsakomybė ir turi būti fiziškai stiprus. Na, daug ką išmokau, daug ką pamačiau, išbandžiau, labai noriu padėkoti, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas ir čia laida Antanas nori būti. Susimatysime kitose laidose. Iki.